Nu kaip, atsikeliu, apsirengiu, pavalgau, pasikalbu, išsivalau dantis ir į mokyklą. Atsikeliu, gal kartais pavalgau pusryčius, kartais ir važiuoju į mokyklą. Mama mane pakelia, tada gal kokį pusvalandį praguliu lovai, kol pagaliau atsistoju. Einu išsivalau dantis, apsirengiu, pavalgau, išsišukuoju plaukus ir važiuoju į mokyklą. Atsikeliu, pem valgau pusryčius arba iš karto susidedu daiktus. Atsikeliu, taip patinginiauju, taip ir taip po truputį atsikeliu iš karto, ten nebandau greitai, nes aš atsikeliu ten anksti po 6 kažkur, aš man atrodo 7 dažniausiai. Mano diena prasideda, kai atsikeliu iš lovos, apsirengiu, pavalgau pusryčius, nueinu į mokyklą. Tenai pabūnu mokykloj, kažko naujo išmokstu ir grįžtu namo jau pavargęs. Aš kai atsigaliu, aš dar kokias 5 arba 10 minučių guliu ir tada aš susiruošiu ir aš kažkaip ateinu visą laiką jau į apačią tenai valgyti pusryčių labai vėlai, kai lieka kokios 10 arba 5 minutės iki kada mes išvažiuojam. Tada kai važiuojame, mes ten tiesiog gal pasikalbam arba kartais iš viso tylime. Aš dažniausiai atvažiuoju anksti, jeigu būna namų darbų, kurių nepadaręs, pasidarau ryte, tada nueinu į veiklas ir tada per lauko laiką einu į lauką, pažaidžiu futbolą su draugais ir tokia mano diena. Tai man patinka leisti laiką šiaip su savimi labiau gal. Kartais patinka ir su draugais, bet šiaip labiau gal vienai. Esu tokia truputį perfekcionistė. Nežinau, tiesiog įdomu, ko būsiu užaugus, ką galėčiau padaryti. Kaip gal, ką veikti per vasarą, kad nebūtų nuobodu, kažkaip šiaip savo tikslus kažkokius keliuosi. Man įdomu tiesiog futbolą žaisti ir gilintis visokius po pasaulį važinėti ir futbolo stadionus ir tiesiog kitas šalis. Tai aš bandau remtis krepšiniu, mano tikslas gyvenimo ir aš žiūriu labai daug savo mėgstamiausių žaidėjų ir aš noriu pasiekti jų lygį. Svajoju tapti profesionale šokėja, gerai baigti mokyklą. Dažniausiai pati stengiuosi, kad jei aš pradėjau, tai ir užbaigsiu. Aš šiaip domiuosi dar žaidimais video, nes yra smagu su draugais pažaisti kartu ir su jais pasikalbėti. Ne tik per realų gyvenimą ir per žaidimus. Realiam gyvenime tu gali pasikalbėti apie įvairius dalykus, o žaidimuose apie smagius, kaip apie žaidimą patį arba tiesiog. Viską mokslai užima, nebent dronais. Dronais domiuosi. Tai domiuosi dronais, taip išeina. Ta technologija, kad jis gali pakilti, ar kad filmuoti, ar nežinau šiaip. Įdomus dalykas. Mane erzina, kai pavyzdžiui, kai tenai, mane kaip ir erzina ir kaip ir būna, kaip ir gėda, kai pavyzdžiui, tenai kažką sako padaryti prieš visą klasę, arba ten reikia kažką prieš visus penktokus arba prieš mokyklą padaryti. Mane pradžiugina,
kai, pavyzdžiui, mano draugės ten nepalieka manęs ir taip išklauso manęs, nes, pavyzdžiui, kai manęs išklauso, man labai, kai manęs neišklauso, man labai nepatinka, aš tada liūdna jaučiuosi. Labai man patinka, kai mane išklauso ir mane taip priima, kaip kokia esu, nežinau. Kas liūdina? Niekas. Nėra, kad labai liūdėčiau dėl kažko. Tiesiog kartais būna, kad šauna ir liūdna būna. Mane erzintų labai, jeigu tiesiog visas ratas aplink mane eitų žmonių ir vis klausinėtų visokių dalykų. Tai tikrai, manau, užknistų, bet gal išgyvenčiau. Jaučiuosi kūrybiška. Kur kūrybiškumas pasireiškia, tai gal komandiniam darbe. Pavyzdžiui, per matematiką, kai mes darėm tuos plakatus, tai sugalvojau pelytės nupiešt, tuos, kad raštus skirtingom spalvom padaryti. Tokius dalykus. Matematika, lietuvių, anglų, nes pagrindinios tokios temos, iš kurių pasaulis ir susidaro. Pavyzdžiui, šokiai, muzika, menai. Vis tiek, aš nesuprantu, kodėl to reikia. Ta prasme, kad nes jeigu, pavyzdžiui, čia tik pavyzdys, dirbsi mokslininku, tai ką menai? Kokia nauda? Tai mane dabar šiuo metu labai domina krosiniai motociklai. Pats noriu dabar vieną įsigyti ir pasivažinėti gal su mano tėčiu. Ir kas man labai patinka apie krosinius motociklus, tai man patinka šokti nuo rampų. Aš noriu pajusti tą jausmą, kai būni ore ir pašokti. Aš šiaip, kai buvau mažesnis, įsivaizdavau save, kad aš būsiu kaip ir arba konstruktorius kažkoks, arba pardavinėsiu internete daiktus. Kodavimas tai kūrimas, dažniausiai aš kuriu žaidimus, dėl to, nes man nelabai sekasi daryti grafinį dizainą dėl animacijų. Aš svajoju apie visokios dalykus ir turiu daugiau negu 100 svajonių, nes aš tikrai daug ko noriu, nes kas nenorėtų. Viena iš mano pagrindinių yra kažkodėl, nežinau tiksliai kodėl, bet pasidaryti labai greitas arba pasidaryti į savo svajonių veikėją Atoną. Nes kai aš svajoju, man pusiau atrodo, kad aš tai patiriu. Tai man yra įdomu mokintis apie matematiką, nes aš noriu užaugus kaip ir mokėti tą matematiką ir aš bandau ir namuose, ta prasme, mokintis tą matematiką, kad aš būčiau stipri ant jos. Aš svajoju būti kosmetologė. Veido priežiūra ir taip toliau, tai man yra apie tai labai įdomu. Tai kartais ir savo prižiūriu, bet daug nesitepu ten tais dalykais, bet ir kartais patariu ir savo draugiam. Domiuos, tikriausiai daugiausiai šokiais. Šokiu kaip ir stiliais, visokiais triukais. Triukų pati nelabai moku, bet tiesiog man įdomu pažiūrėti, kaip kiti daro. Aš lankau gatvės šokius. Mokykloje praleidžiu daugiau laiko, bet šokiuose irgi tikrai nemažai praleidžiu laiko. Tai tikriausiai, kad ten ir draugysčių, ir aš kaip ir sportuoju sportą, ir visokius mes važiuojame ir į konkursus, tai smagu naujų patirčių. Galiu pasakyti, kad mano mama irgi lankė tos pačius šokius ir
dabar ir mano močiutė dar vis lanko šokius, bet ne tos pačius. Tai kaip ir tęsės ta kaip ir grandinė šokių mūsų šeimoje. Stengiuosi, įdedu pastangų, nes nepasiduodu. Nors kartais pasiduodu, bet dažniausiai ne. Šokiuose dažniausiai būna sunku, kad jau nori pasiduoti vidury šokio, bet tada stengiasi, ir tada nori pasiduoti, ir tada labai daug energijos išnaudoji, sunku kartais labai daug šokti. Aš domiuosi sportu ir labiausiai tai gal šokiais, nes tai yra sporto šaka, kuri yra dalis mano gyvenimo. Aš svajoju, aš labai norėčiau būti šokėja ir populiari. Ja. Negalvoju. Pavyzdžiui, kuo norėčiau būti, tai aš dar nežinau. Patinka visai origami, kartais su kartonais kažką pakonstruoju arba su medžiu. Daugiausiai mane erzina gal, kai tėvai sako namų darbus daryti, kai nenori, kai turiu kai ką susiplanavęs, ką gali pamiršti. Arba kažką ne taip per juos padarau ir reikia viską iš naujo daryti. Taip dažnai būna vakarais, kai darau kartais. Aš gal turiu tokią labai didelę svajonę, nes aš kai baigiu mokyklą, aš todėl labai stengiuosi mokintis, aš noriu patekti į vieną iš geriausių universitetų. Pabuski, bro, tu vienu laimė, gyvenimas bėga, ne tik timeline. Čia tik pikseliai, čia tik šviesa, realus pasaulis, tavo tiesa. Visą dieną sprona, low-key lost, gyvenimas prašalė. Real talk, no cost, tik tai spinčia, stiliko fake inčia, savęs nebepažįsti, gal laikas to pražįsti. Čia išmeta reklamą, sukelia tą dramą. Aš surezonuoju ir tik laiką marinuoju. Scrolling for gramą, gal įsirašyk visai kitą programą. Kur nebūtų krinčio, nes atrodai, kaip pralaimės bingo, tavo laikas dingo, tik ne tada, kai naudoju Duolingo. Scrolling TikTok'e, TikTok, draugai ne tas bėga, TikTok, TikTok. Ar gali prasmingai savo mintį pasakyti? Matydintus TikTok'e, follow, Like and comment. paustini tu šokius, pabandyk išsaugot, Gal tos lokius? Pabuski, bro, tu vėl laimė, gyvenimas bėga, ne tik timeline. Čia tik pikseliai, čia tik šviesa, realus pasaulis, tavo tiesa. Pabuski, bro, tu vėl laimė, gyvenimas bėga, ne tik timeline. Čia tik pikseliai, čia tik šviesa, realus pasaulis, tavo tiesa. Aš labiausiai turbūt domiuosi tai jojimu. Po pirmo kritimo tada buvo baisu truputėlį, nes užsigavau. Bet dabar tai dar daugiau yra tų kritimų buvę, tai net nebebaisu, kuris būna. Nežinau, gal truputį kantrybė, nes jeigu neišeina, turi daryti iš naujo, kol išeis tenai. Sunkus darbai, taip erzina. Nežinau, taip erzina, pavyzdžiui, kaip būtinai, erzina, kaip daug daroma. Reikia daryti kažkaip. Nežinau, kaip pasakyti, bet, aš penktokė, tai man kaip ir gaunasi, kad daug namų darbų reikia mokytis, bet kai mokaus, tada pasiekiu gerus rezultatus, tėvai laimingi ir aš laiminga. Ir visi laimingi. Aš svajoju, kad užaugęs gal aš norėčiau visai būti futbolininku arba krepšininku arba būti profesionaliu gameriu. Svajonių aš tikrai neturiu dabar, bet svajoju, kad viskas išliktų kaip dabar, kad viskas būtų gerai, kad nepasikeistų kažkas gyvenime, nes man nelabai patinka, kai kažkas keičiasi iš karto. Aš šiaip dabar nežinau, apie ką aš svajoju. Dėl to, nes kaip bus, tai bus. Aš tiesiog bandau augti ir galvoti. Domiuosi muzika, sportu, gal medicina įdomu, dar teisė irgi įdomu.
Tai sportuoju karate, ten gilus sportas, tai reikia daug ten mokytis, šiaip reikia žinoti daug dalykų, ne vien tik ten fizinės jėgos. Man šiaip yra labai įdomu sužinoti, kasgi dedasi tam žmogaus viduje. Dėl to nes iš tikrųjų yra ir tada išmokti galbūt kaip su tuo žmogumi ir bendrauti laisviau ir galbūt kitus išmokyti, kaip bendrauti su tais sunkiais žmonėmis. Man tiesiog yra įdomu ir koksgi yra tas žmogus. Man įdomu tą žmogų suprasti. Man įdomu, kad kiekvienas žmogus yra skirtingas ir jis yra tiesiog kažkuo unikalus, tiesiog. Dėl to nes nėra tiesiog kiekvienas žmogus toks pat. Vis tiek jis kažko išsiskiria. Mano vidinis pasaulis. Aš manau, kad pirmais yra toks linksmas, dėl to nes aš šiaip esu pati linksma ir aš visada bandau taip galvoti pozityviai. Tiesiog rimtai, kad kas bus, tas bus. Reikia stengtis kuo daugiau, kad pavyktų pasiekti tos savo tikslus užsibrėžtus. Dėl to, kai aš šiaip galvoju pozityviai, man ir dažniausiai pavyksta pasiekti savo užsibrėžtų tikslų. Aš esu labai jautri, esu draugiška tikrai ir užjaučianti, kaip kitas jaučiasi ir galiu padėti. Jeigu būna labai sunki, tai, pavyzdžiui, paklausiu mamos, ką man daryti šitoj situacijoje, bet šiaip dažniausiai stengiuosi pati problemas išspręsti. Oh,